Šiame video pasidalinsiu patirtimi, kaip šių metų Liepos mėnesį turėjome laisvą šeštadienį, nusprendėme pasižiūrėti, kaip atrodo Kalnų ežeriukas Ispanijoje, centrinėje Ispanijoje netoli Vilos nuo Madrido apie 180 km. Ir pakankamai lengvai pasiekę tą ežeriuką, jame išsimaudę, pamatėme, kad viršūnė visai netoli yra ir nusprendėme be spec įrangos tiesiog su sportbačiais pasiekti viršūnę, kurios aukštis yra 2,5 km. Na, o kelionė automobiliu neprailgo, nes važiavome įvairiais kalnų miesteliais, taip pat kalnų keliukais ir arčiausiai, kur radome pastatyti automobilį, tai yra plataforma De Gredos. Žygio pradžia, nenuėjom dar net, nuėjom 110 metrų, pilni entuziazmo, žiūrėsim, kaip bus grįžtant atgal. Nuėjom lygiai kilometrą, nustojom aikštelės ir priėjom kalnų tiltelį. Šioje vietoje jau buvom pasiekę apie 1,2 km sukilimą nuo jūros lygio. Tai gamta pakankamai skurdi, tačiau kai pamatom kokį upelį, iškart puolam filmuoti, pamatom kažkokią gyvybę irgi puolam filmuoti. Čia va driežas, kaip tik pietavo, valgė kažkokį vabzdį, tai sakau, reikia nufilmuoti, nes egzotiškai atrodo. Nuėjom apie 1,8 km. Kas toliau stebina, kad tokioje vietoje kažkas gano karves. Buvo galvoje, iš kur jos gauna vandens. Na va, kai atradau kalnų upelį, supratau, dėl ko tos karvės šiandien. Nes nereikia girdyklos, nereikia tempti vandens taip aukštai. Prie pat upelis, neina ir atsigeria. Prasėję virš valandos radom neblogą vietą prisėsti, pasigrožėti vaizdais ir atsigerti vandens. Ir judėjom toliau. Turėjom labai įdomią vietą. Buvo status skardis. Nemažai žmonių kažką fotografuoja, filmuoja, priėjom arčiau, žiūrim, ant pačio skardžio stovi ožiai, ožkos kalnų ir visai nebijo žmonių. Ten netgi mačiau, kai kurie buvo priėję kažką duoti pavalgyti jiems. Nu, tai vaizdas buvo įspūdingas. Gerai pamenu šitą posūkį, nes būtent nuo čionai horizonte pradėjom matyti lagūną. Ir visi iš karto pradėjom kalbėti, kaip tada lagūnos būtinai įsimaudytis, nes oro temperatūra buvo apie 27-27 laipsnių Celsijaus ir atrodė, kad tikrai šoksim įsimaudytis. Na, o daėjus, palietus ranką vandenį, supratom, kad bus reikalų iššokti tokį ledinį vandenį, nes kaip priklauso kalnų ežerui, vanduo ypatingai šaltas buvo. Bet nieko. Susilažinom, kad reikia visiems šokti, taip ir padarėm. Aišku, tokiam vandenį, tokio šaltumo vandenį ilgai nepaplaukėsi, tai ten realiai šokom, po kokius kelis kartus tikrai daug neplaukėm, iškart į krantą. Na, o vietiniai ispanai eidami pro šalį šypsojas, nes jiem tai čia iš vis nesuvokiama, kaip tokiam šaltam vandenį galima maudytis. Na, o vaizdas prie šito ežero, prie šitos lagūnos tikrai įspūdingas, kerintis. Ir ten galima būtų praleisti vos ne 3-4 valandas, ypač jeigu atsineši kažką užkasti. Bet mes išsimaudę gulėdami ant kranto, žiūrėdami į viršūnę, pagalvojom, kad planas minimum įvykdytas, nors ir nebuvom pasiruošę tinkamos avalynės, ilgų kelnių, kažkokios alpinizmo įrangos, bet nusprendėm vis tiek užkopti viršūnę. Supratom, kad kalnų ožių ir ožkų čia prisižiūrėsim nemažai,
ir kad jie čia vos ne ant kiekvieno kampo stovi ir pripratę prie žmonių tiek, kad visai nebebėga ir labai lengva juos nufotografuoti, nufilmuoti. Tas 3 aukštų namas dešiniajam kampe, tai čia yra kavinė, kurioje galimybė yra užkasti, pavalgyti. Aišku, kainos kaip tikrai vietoj tikrai nepigios, bet žmonės daug kas atsineša ir savo kažkokių užkandžių gėrimų kuprinėse. Mes laiko kavinėje negaišome, jo labiau, kad turėjome įsidėję šiek tiek užkandžių ir atsigerti kuprinėse, tad judėjome toliau. O kelias buvo tikrai kitoks nei prieš tai. O, dabar prasidėjo įdomumas. Mums reikia pasiekti aną kalno viršūnę, bet prieš tai reikia perlipti per šitą kalną. Dabar reikia sakoti, per kur lipti, nes nėra jokių kelių pažymėta. Tai turėsim filmuoti. Kažkur vidury kalno. Tikrai šaltas. Dabar jau tikslą visai aiškiai matom. Tai va ten. Visai nebedaug liko. Kokią valandą kopti. Ten ežeras. Ką, pasiekėm sniego biškį. Tokį atsiklimą pasidarėm. Ten ežeras. Nueita 5 km 75 nuo mašinos. Viršūnė. Artėjom link tikslo. Įkalnė vis didėja. Ką, ten aukštikalnių gyventojai, jauniklį atsivedė. Čia kalnų uoškų prie pat. Nuėjom 6 kilometrus jau. Liko apie kilometras ten. Įsivijom vietinius. Atėjom iš ten, jau virš 2 valandos einam nuo to kalnų ežeriuko. Ką, tarpeklis vis siaurėja ir vis statėja. Paskutiniai metrai ir matom kitą kalno pusę. Dar liko užkopti. Dar reikia vaikį ten užlipti.
Užtrukom virš 4 valandų, čia be maudynių, vien ėjimo, kopimo, bet pasiekėm viršūnę Pico Almanzar, 2,5 kilometro, pasėdėjom apie 10-15 minučių, vietiniai ispanai užlipę, šventė tenai gimtadienį, tai viršūnėje buvome ne tik mes keturiese, bet dar buvo ir 5, man regis, ispanai. Ir tada prasidėjo mūsų kelionė į apačią. Ir ko nesitikėjom, kad lipti tokio stačiu šlaitu į apačią buvo netgi sudėtingiau negu užlipti į viršų. Taip kad poroje vietų tikrai rizikavom perdėtai, va čia šitoje vietoje video matosi, kaip tie ispanai, kur buvo su mumis viršūnėje, irgi lipo į apačią. Ir stabtelėme dar pasidžiaugti sniegu, nes tada, kai skubėjome viršų, nebuvom užlipę ant sniego. Tai va čia šitoje vietoje užlipome dar pažiūrėti, kaip kalnų sniegas prie plius 23 ar 2 laikosi. Atgal nusprendėme eiti kitų keliu, ne to pačiu, kur užlipome, pasirinkome ne tokį statų šlaitą, tai kelias buvo, sakyčiau, gal kažkiek saugesnis, pamatėm skirtingų vaizdų, matot kokio dydžio rieduliai buvo, tai per tuos riedulius irgi reikėjo pereiti, peršokinėti, perlapyti, bet visur sekėme šitą kalnų upelį. Ir taip daėjome galiausiai iki tos pačios lagūnos, būtent sekdami šitą upelį, nes jokių ženklų, žymėjimų takelių nėra. Atgal jame pakankamai dideliu tempu, nes jau labai norėjom kuo greičiau pasiekti automobilį. Bet kai prie pat kelio stovi kalnų ožys ir nesitraukiam nuo žmonių, negali praleisti progos jo nenufilmuoti. Lygiai taip pat su karvėmis, kurias ūkininkai gauna. Jos stovi prie pat kelio, kur pastovi žmonės migruoja į kalną arba nuo kalno. Šį žygį tikrai rekomenduoju visiems norintiems egzotiškų vaizdų, norintiems šiek tiek ekstremo, jeigu lipsite į kalno viršūnę. Bet jeigu norite lengvesnio pobūdžio žygio, tai eikite tiesiog iki lagūnos, nes ten irgi pakankamai gražu. Tai va, o jeigu turite komentarų, rašykite komentarų skiltyje, turėdamas laiko tikrai juos atsakysiu. Viso geriausio.